Labą dieną. Čia esame mes, Bebrų Gang VIP nariai. Aš Mangas Bebrauskas ir Danas Bebrauskas. Šiandien bus žvejyba dugninėmis, nes žuvis pradėjo eit. Ir dabar lauksim Mantvio Bebrausko. Ką susiruošėm, užsimetėm dugninės meškerės. Ir dabar laukiam Mantvido. Nu tai ką, sutiko Mantvidą. O, labas. Irgi atvarė su dugninė pažvejot. Turi jau visus bebrų. Visi bebrai susirinko. O, kibiriuką pasiėmė. Jaunuolis esam užmiksinę pašaro. Visą gyvenimą savo. Labą. Pasiruošęs būt visą dieną. Tu gerai? Rodai pašarą. Ne pašarą, čia maistą, tai nykūmą. Ne maistą man. Aš iki nakties būsiu, ko Nu viskas aišku. O, Danieliui buvo jau 2 kibimai. Palauksim, gal kokią žuvį ištrauks. Čia. Man jis jau pakuojas. Dar bus koks vienas normalus kibimas kirskų. Okay? Šiaip nustoju. Nu ką, turim žuvytę? Bent jau turėtų būt, nes aš jaučiau, kad kažkas kibo. Taip, tai norėjau čia patraukti. Bet galvoju, kokį ševenyną užmečiau. Dabar jau jaučiu, kad kažkas... O! Išvis pardusi? Nesakyk, kad buvo. Yra. O, da normalus, kaip pirmas žuvis, tai good. Lakiuks, ar kas čia yra, palauk. Toks labai jau rudas, sakyčiau. Ja, turi ir geltonumą, karšis yra. Karšis? Turbūt. O, koks žaliukas. Apverčiam duok. Laikysi. Jau. Mantvido nekimba man. O, Nu. šukaus. Daug, reikia nuvalyti. O, gražuolis. Jo. Čia ta pati vieta, kur mes dviračius tai važinėjomės, ta pati vieta. Tai man jau biški kibo vėl. Dabar reikia palaukti momentą, kada galės škirsti. Man kaimo. Tau kimba? Man kaimo. Ateik čia. Tai tau kimba, alio. Mangi tau kimba. Man čia bus truputį linktelė. Gerai, liuks. Ką man nepradėt kaip to momentu. Žiūrėt mano? Gerai, nekibimo. Gerai. Žiūri šitą video. Šeimos mūsų sponsoriai yra Kebabinė, kuri man padarė labai skanias žuvytes, kurios man labai padėjo žvejybai. Šią kebabinę galite rasti prie Agotos krautuvėlės. Oi, tau kimba. Tu kūrmi. Neberauna. A jau? Sustoja. Taip, gerai, kimba. Aha. Tiesiog kirs kitą kartą. Gerai, jungiam timelapsą.
Antras timelapsas. Nu gal man čia turi. Yra kas? Turi. Turi? Turi, nice. Iš jo? Gal nedidelis, bet turi. Nėra, gal prie krantą nukrito. Ar kai iškirtom pajaučiu. Ar visa prasibaigė ir aš nesuspėjau pajusti mūsų tokia nieta. Galiu vieną tavo slėkutį. Man tu ką tu darai? Lys lauk iš zilkos. Kiek vaikų seni, man tu tai. Prigautas ant kameros, prigautas ant kameros. Prigautas ant kameros, padarom širėkų man tada. Arba mes užtaisam tokį neįvalgomą pašarą, kad Jo. net žuvų nėra, arba tiesiog per karštą. Man atrodo pirmas variantas. Man atrodo abu variantai. Kaip tu manai man tada? Antras variantas, nes man atrodo, kad jį valgo bėda kailį. Man atrodo abu senės pleidau ir ta... Ne, bet Lakiai pagal mano patirtį valgo bėda kailį. ryžių nėra seni gaila. Jo, kitą kartą vis ryžių. Labai arti mano man. Aš ten visą laiką metu kitą, bet kaip Nežinau. Tai sakiau, va, įsivaizduoju, Nežinau, trenk žmonių. Mes, tai va. A nebus tiesiai, man tada pataikęs. Tai liūs gali man. Ne, nepakeis. Man tu trauk. Aš jį... Kaip tu pliauški? Pliauški. Ar suosiu. Aš žinokit į gilu. Žinėliau, Ką? iki tokį gilę eini. Tu dumblių kiek ant dugno. Gražus, va. Kokius tu rauni? Nu, nežinau, pakibo vėl. Neblogas, sakyčiau. Jo, gražus toks. Žiūrėk, Danieliu, kad vėžį nukastų. Man net tokių yra? Tai yra. Nu tai ką sėdžiu, tie bebriukai valo, aš savo atsivaliau, daug plačiau, puiku, gal nebeprarasiu didelės žuvies vėl čia, o tie bebriukai tegu vėl toliau valo. Draugiškas. Nu aš draugiškas. Man taip, agresija. Apie ryšį, ką elgė.
smogeris. Neband. Žiūriu. O. Čiaučių ne karšiuko, čia plakiukai. Dideli. Karšiai. Karšiai? Karšiai nėra geltoni, bet tie karšiai tiek. Nu ką? Daug kur nutrūko. Biški nepasisekė. Mangui nutrūko sistemėlė vėmetant, bet gerai, kad netoli. Yra ant meškerės biški dėmės. Rimtai? Čia kažkas atsitiko. Eik, tu susilenkė. Pažiūrėk šitą. Tavo viena akis žiauriai susilenkė. Akutė susilenkė. Gal čia seniau? Jau seniai čia buvo. Ta akis visą laiką buvo sulenkta. A. Bet Gerai. sistemėlė. Bent jau nuskrido čia pat. Ir dar pašaro pasiliko, tai liuks į. Tai turiu dar vieną žuvį. Taip kažkaip netyčia užkibo jaučiu. Dabar arba bus kokia miniatiūrinė, arba normalus. Miniatiūrinis. O, dabar plakiuką, va tokį gražų. Dedam prie šitų gražių žuvyčių. Tos, kaip mato, dar gyvos Nu, gražios. kaip dydžių skiriasi? Mato. Tai va, kokios žuvytės mes pagavom. 2 karšiukus, vieną gražų plakį, tokį milžiną. Tai jo, labai ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Bebrų Gang nariai Mantvydas, Danas ir Mangas Bebrauskai. Tai kaip paminėjau, jeigu norit trečios dalies žvejybos su draugais, tai surinkim 6 laikus. Skaičiau, tikrai nėra misija neįmanoma. Labai ačiū, kad žiūrėjot. Šau dar prenumeruokit mūsų kanalą. Nu ir ką, viso gero.